Labadiena, mėly klausytojai. Šiandien jūsų laukia pokalbis apie pirmuosius Panevėžio rajono kolumbariumus, kurie bus įrengti Ramygalos ir Krekenavos kapinėse. Šią temą šiandien kalbėsime su Panevėžio rajono savivaldybės meru Antanu Pociumi. Sveiki. Labadiena. Krekenavos seniūnu Vaidu Kaušakiu. Labadiena. Labadiena. Ir Ramygalos seniūnu Valdu Hrib. Sveiki. Labadiena. Tai pradėkime nuo mero, kodėl būtent dabar nuspręsta įrengti kolumbariumus Panevėžio rajone ir kodėl pasirinktos minėtos kapinės. Nuspręsta teisingai dabar yra, bet ta mintis vis laik kirbėjo galvoje, kad reikia kolumbariumus, kadangi matom, kaip keičiasi žmonių požiūris į tam tikrus dalykus, kaip ir nors klebonai kai kurie prieštarauja, ar gal ne tai prieštarauja, bet mano, kad reikia laidoti tokį žmogų, bet žmonių požiūrį keičiasi, ypač tose vietose, kur yra gal jaunesnės šeimos, arba šeimos, kurios neturi šeimos kapų, kapinėse dabar veikiančiuose, jiem yra labai patogu būtent patalpinti urnas kolumbariumus, tai vienas dalykas, antras dalykas, ir tvarkyti kapų. Atvirai pasakius, nedaug kas jau nori tą dalyką daryti, jau matau, spaudoje yra skelbimai, prašom pasamdyti dėl kapų tvarkymų, taip pat žmonių poreikis kolumbariumų tikrai yra, ir todėl gal ir vėluojam, tikrai miestuose jau nuo seniausių laikų kolumbariumai buvo, mes šiek tiek vėluojam, bet gera pradžia pusė darbo, kaip sakoma, pradėsim nuo dviejų miestelių, miesto, tai Ramygalos Krekenavos, ir perspektyvoje turbūt, ir pažiūrėsim, kaip sektis Ramygaloj, gal plėsti reikės, nežinau, Krekenavoj, koks buvo aktyvumas. Na ir tikrai pageidavimas yra kitose kapinėse įrengti kolumbariumus. Nedidelius, bet... Tai kodėl pasirinkta būtent Ramygala ir Krekenava? Čia jokių interesų, kad niekas neapkaltintų, tiesiog pagal gyvenviečių dydį buvo pasižiūrėta, kad Ramygala Krekenava yra stambiausios tokios gyvenvietės, ir Ramygala gal miestas, ne gyvenvietė yra, tai nuo to pradėsim. Sakykime, jeigu pagal didumą Dembavo didesnė yra, bet Dembavai nėra kapinių, taip kad pradedam nuo Ramygalos Krekenavos, toliau, kaip aš minėjau, sakau, gali būti ir Naujamiestis, ir Miežiškai, kur jau ir seniūnas jau labai domėjosi, kad būtų gerai. Tai čia yra tokia ilgalaikė strategija ir kitos rajono vietovės irgi gali tikėtis. Be abejo, bet tos kapinės, kadangi seniūnės, o seniūnai yra būdu, pas mums tų kapinių įvairiausių yra daug, ir veikiančias kapinės, dalinai ten veikiančias, neveikiančias, bet imam tas kapinės, kur daugiausiai laidojama, būtent Ramygaloj, Krekenavoj, Naujamiesty ir Smilgiai turbūt ne ką mažesnės kapinės ir reikės pasižiūrėti. Nes požiūris keičiasi. Aš galiu priminti, kai prieš kokį 23 metus ar 4 Vadokliuose mes pagal projektą renginėjom šarvojimo patalpas buvusiam vaikų darželyje. Tai atsimenu, kaip žmonės atakavo mane, kaip čia gali būti, jeigu žmogus išgyveno visą gyvenimą savo name ir dabar šarvoti, jūs nešit kažkur į kitą patalpą, jis turi būti namus šarvota. Praėjo kiek 20 metų, kaip minėjau, ir daugiau, pabandykit pasiūlyti namuose šarvoti. Niekad tu nebenori. Taip, kad keičiasi tas požiūris, ir manau, kad tų kolumbariumai irgi galbūt užgoš ateityje ir būtent paprastą laimą būdą. Dabar klausimas seniūnams, kokie konkretūs darbai yra numatyti ir kada galima sulaukti statybų pradžios? Pirmiausia, tai tos procedūros, pirkimo procedūros. Mes buvom nuvažiavę į šitos miestelį, ten yra jau kolumbariumas pastatytas, šitą panašiai tokio didumo kaip ir Ramygalai, panašios kapinės. Ramygalai yra kapinės 3 hektarų kapinės. Ir aš jau pamačiau, kad pradėjo žmonės savo kapavietės plokštėm dėti, nes kadangi nebėra kam prižiūrėti kapų. Ir dar vienas dėl kolumbariumų, žinokit, yra taupumas. Dabar kapavietė įsirengti kokie 7 000 eurų. Antkapis, paminklas, plokštės. Viskas kainuoja, o kolumbariume tavo urna aš tik užmokės ir viskas. Tai Krekenavos seniūnijoje dar pirkimai nepradėti,
bet jau yra tariamasi su bendruomenė, su vietiniais mūsų iš to krašto tarybos nariais, tiesiog išsirinkti vietą, gal pasikviesim kleboną, kad paskui nebūtų kritikos, ar ne toj vietoj stovi, ar ne taip pastatytas. Tai dabar kol kas mes esam tokiame etape, kitą savaitę renkamės į kapines, išsirenkam vietą ir tiesiog jau dairomės, gal, kiek žinau, kolega šiokius tokius pirkimus pradėjęs, lik ir jau rangovas paaiškėjęs. Ne, dar pirkimų nepradėjai, bet jau ieškom. Kaip sakant, imsim pavyzdį iš vyresnio kolegos ir kaip tie pirkimai mums pavyks, tai manau, kad šiemet mes tikrai kokiam 3. ketvirtį, jeigu viskas sklandžiai, turėtumėm pasistatyti. O kas liečia tą skaičių, būtent 36 nišas, manot, kad gyventojų poreikiams pakankamai tai yra? Manyčiau, tokiam niekad nėra vėlų plėstis, jeigu atvirai šnekant. Ir poreikis žmonių yra, žinau atvejų, kad reiškia ir dabar iš kapaviečių pasidaro kolumbariumus. Tai yra atidengiamos plokštės, yra granitinė, sakykime, vardinkim, kubas ir tenai tendencija yra tai, kad žmonės tiek daugiau kremuojasi. Tai Krekenavoje pastebėjot tą žmonių aktyvumą, domėjimąsi, kas liečia kolumbariumus? Daug žmonių, daug nuomonių, bet susidomėjimas yra. Dalis žmonių džiaugiasi ir nori kolumbariumo Krekenavoje. Išgirdau iš kai kurių asmenų, kad ir va kaip gerai, parsivešim ir iš Panevėžio. Iš Panevėžio, reiškia, iš kolumbariumo bus prie namų. Nu, poreikis yra, vyresnio amžiaus žmonės, kaip tendenciškai, vyresnio amžiaus žmonės gal truputį skeptiškiau žiūri, bet jaunimas tai laikina. O Ramygaloj, kokios žmonių mintis? Panašios yra mintis, kadangi nebėra kam kapų prižiūrėti. Kaip sako, pusė Lietuvos beveik išvažinėjo, o kapai paliko visų. Nebėra kam prižiūrėti ir sako, va, kaip ir meras sakė, kad jau skelbimai yra, kad kapus reikia prižiūrėti, nebėra kam. Taip. Tai ir žmonės irgi taip pat nori to kolumbariumo, o tos dabar kolumbariumas 3 spintos. Kaip spintava ir čia panašiai bus. Pasistato spintą ir viskas. Kiekvienai spintai 12 langelį tų. Vienam langelį 4 urnos pareina. Tai va ir. Tai skaičiuojant 100 žmonių galima, jau kur sakėm, 36. Taip. Bet aišku, svetimų šalia nestatys, bet kuriuo atveju. Tai aš kaip seniūnas dar džiaugiuosi tokiu sprendimu ir kad pasirinkta Krekenava dėl kolumbariumo, kadangi kapinėm vietos nebėra kur, o jos vis tiek laidojasi ir tiesiog kolumbariumas yra sprendimas, kad paskui ateityje nebebus kur laidotis visai, sakykime. Nebereiks plėsti kapinių. Bet vis tiek turėsim ieškoti išeičių, kadangi tiek žmonių, tiek nuomonių, kai kurie dar likę prie tos nuomonės, kad reikia tradiciškai laidoti, irgi negalim žmonėm uždrausto dalyko daryti, bet, sakau, kaip Vaidas minėjo, jaunimas jau šiek tiek kitaip žiūri va, ir... Taip, ir dar pastebėtina, kad vis tiek dabar jau yra šeimos kapai. Būdavo žmogui kapas, o dabar žmonės vis tiek laidos šeimos kapą ir kiek pas mus tokių būna leidimų laidoti, tai visi beveik šeimos kape. Naujas kapas retai, bet jų būna, tai vat apie tai ir kalbam. Tai einame į tai, kad tiesiog taupyti vietą. Gal ne dėl to darom, ne dėl vietos taupimo, tiesiog dėl patogumo tai yra, kad gerai. Bet vienas iš momentų, žinoma, taip, yra ir tas. Be abejo, vienas iš tų, mums dar rajone tikrai nėra aktualu, ta žemės problema kažkokia, tai rajone žemės yra. Ne, kaip sakau, seniūnijai nelygi. Sakykime, įman Krekenavos atveju, tai jau plėstis tenai jau nebėra kur. Tai vienas iš tų, kaip jūs ir minit, kad vienas iš tų... Visai kitas požiūris yra. Kaip aš minėjau pradžioje ir apie klebonus, sakykime, būtų kai kurie ten būtų pakankamai skeptiškai žiūri
į kremavimą ir taip toliau, bet turbūt jau dabar galėčiau pasakyti, kad mažuma tokių yra, kurie būtų kategoriški, kad va nelaidosim, kadangi jūs ten urną atnešė, tai ką man tą urną šventinti. Jau turbūt dabar mažuma. Yra, aišku, tokių nuomonių, bet... Keičiasi ir klebonai. Jo. Kai tenka atsidurti ir vakarų šalyse, pas man, nežinau, kito atveju būna, kur netgi kolumbariumų nereikia, tiesiog net nelaidoja. Namuose laiko. Na, kas namuose laiko, kas į upę išbarsto, kas į jūrą išbarsto. Kažkaip pas juos tas tokio kulto, kaip pas mums kol kas nėra pas juos. Gal pas mums ateis tas laikas. Kaip ir kapų tvarkymai su gėlėmis, atsimenat, kaip būdavo. Mes stebėdavom nuvažiavę į vakarus, kodėl gėlių nėra, kaip pas mums. Nu, tiesiog, o pasirodo, kad pas juos irgi taip pat buvo su gėlėmis ir ten griuvo. Va, ir kapinės paminklai, Paryžiui per Lašezo kapinės, ten muziejus yra. Bet tai buvo kada prieš 150-200 metų. Pasikeitė. Tai ir mes po truputį einam į priekį. Galbūt pas mums neliks tų gėlynų tokių, kaip dabar yra, kur seniūnija galės su žoliapė ramiai pravažiuoti tarp ant tų paminkliukų ir visą priežiūrą būtų. Taip, kad laikai keičiasi. Tai tikimasi, kad ta kapinių infrastruktūra, tas vaizdas viskas keisis. Senusis gal ir nesikeis, nes kadangi senusios kapinės yra senusios kapinės. Bet naujas, tai žinokit, tikrai keisis. Pasikeis karta, pasikeis ir požiūris. Pažiūrėkit, senose kapinėse paminklai kokie didumo. 2-3 metrai. Taip. Akmuo didelis. Paskui tik naujasnis kapinės, paminklai mažėja. Tai kitas svarbus klausimas, kaip ir kas organizuos kolumbariumo administravimą. Vis tiek per seniūnijas bus padaryta, tai yra kaip ir kapų priežiūros taisyklės yra, taip ir čia bus tas pats. Yra kapų prižiūrėtojas yra etatas. Leidimas yra išduodamas. Taip, leidimus išrašo seniūnija. Ir leidimas bus pasitalpinti kolumbariumą. Tai gal reikia dar pažymėti vieną dalyką, tokį paprastą, dabar eina kalbos ten Seime, lyg tai žada apmokestinti kolumbariumą, tai yra, kad žmonės išsipirktų. Šiandien dienai įstatymiškai yra nemokamai. Ir man irgi klausdavo, o kaip bus dabar, tai mokamai, nemokamai. Aš sakau, jeigu šiandien dieną reikėtų jau dėti urną į tą kolumbariumą, jeigu jis būtų, įstatymai nemokamai, vadinasi nemokamai. Jeigu vis dėlto Seimas priims tokią tvarką, kad bus mokama, tai nuo to momento, kuris norės įdėti, turės mokėti. Taip, kad čia pergyventi nereikia. Taip, kaip šiandien žiūrim benzino kainas. Va šiandien liktai pigiau ir tuoj bus brangu. Jeigu neusipirksim to benzino 10 metų į priekį, taip nebūna. Bus tas laiks, kai kainuos 2 eurų už litrą. Ir ką padarys? Taip ir su urnom tom. Jeigu bus įstatymas toks, tai bus mokamas. Čia mes tikrai nesiruošiam vystyti verslo, pardavinėdami tas kolumbariumo angas, kaip čia įvardinti reikia. Ar dar yra kažkas svarbaus, ką turėtų klausytojai žinoti, ko galbūt nepaminėjom šią temą? Aš tai norėčiau paminėti, kadangi ir man skambina ir klausia, kad kada, kur, kaip bus tos įgyvendinti. Kadangi tai kainuoja pinigus ir mes planuojam tos pinigus ir kitų gyvenviečių gyventojai, kad turėtų vilti, kad ateis eilė ir jų gyvenvietis. Iš karto visko padaryti negalim. Kadangi tai tik pirmas atvejis. Pilotinės dvi seniūnijos. Pilotinės seniūnijos, aš jau kaip minėjau, nežinau, gal žurnalistai klausinėjo, sakau, jeigu metų bėgiai atsirastų laisvų lėšų ir būtų galimybė dar įrengti kolumbariumų, to nepažadu, bet gali toks variantas būti, sakau, tikrai pasižiūrėsim ir kitose mūsų kapinėse įrengti tos kolumbariumus. Taip, kad neskubėkime, ateis laikas, viskas bus tvarkoj. Tai klausytojams primenu, kad mes kalbėjomės apie pirmuosius Panevėžio rajono kolumbariumus, kurie bus įrengti Ramygaloje ir Krekenavoje. Su mumis buvo Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius, Krekenavos seniūnas Vaidas Kaušakys ir Ramygalos seniūnas Valdas Hrif. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Ačiū jums taip pat.